Praeitam vlogę matėte. Dar vienas dalykas, kas valandą čia sninga. Tai įdomu irgi bus pažiūrėti. Misija įvykdyta. Taigi, keliausime švęsti naujųjų metų. Dubajui pasirodo, čia visus kelius viską uždaro 4 valandą, neįmanoma su mašina patekti iki mūsų lokacijos, o mes kur keliausime, tai tenai pasiėmėm staliuką. Nepamenu, kiek mes mokėjom, bet mokėjom tikrai, manau, nemažus pinigus. Kiek mokėjom? 10 štukų, karočią mokėjom, bet žodžiu, kad tenai patekti, karočią reikia tokių dalykų. Pirmas dalykas, reikia turėti tokią apyrankę, nes kitaip nepraeisi. Ir sekantis dalykas, reikia su savim neštis tokį pasą, kad tave irgi tenai įleistų ir čia man, nu, čia ir praeiti visą kitą. Keliausim į kelionę, man rodos bus labai juokinga, bus tikrai juokinga, let's go. Čia į tokią kelionę įsivėlėm, pro tokius va čia vartus reikia praeidinėti, ten patikra viskas, čia vėl dabar dar vienas checkpointas, čia atrodo, kad oro uoste skubiai skrydį baisiai lėki ir visur apsauga tave purto. Atrodo, kad švęs naujus metus, tai čia reikia side questą praeiti, aš nežinau, mes dar einam. Mes jau einam apie valandą ir dar jaučiu eisim belenkie. Čia visur va tokie postai. Vis dėlto reikėjo ten, kur aš rodžiau ir dabar gali pažiūrėti tokių zigzagų mes čia einam tokių zigzagų, nes čia einam pro vartelius, šitus va tokius einam ir pasiekėm checkpointą. Ir dabar va vaizdas vertas užgniaužiantis kvapą, aš gal taip pasakyčiau. Keliaujam dabar atgal iš kur atėjom, nes pasirodo, kad ne čia mums reikia. Ten, kur ėjom pirmą kartą ir tada bachuriukas pasakė, ne, jums čia nereikia, jums reikia tenai. Žodžiu, labai keista, kad čia patys tie žmonės nelabai, darbuotojai nesiorientuoja, kas čia kur vyksta, bet aš juos ir suprantu, nes čia tiek daug žmonių, kad jie ant tiek užsipysę, kad jie jaučiu pamato pirmą parašytą žodį ir tipo arba Dubai Molas, arba dar kažkur, jeigu paprasti žodžiai tenai. O mums ten reikia kažkokį, tai jie išgirsta? No, I don't know. Bet gerai, dabar jau jaučiu, kad jau toj būsim. Dabar yra po 7:20. Mes iš namų išėjom 6 valandą. Valandą 2 praėjom mes dar einam ieškoti, bet jau atrodo, kad mes pasiekėm tinkamą lokaciją. Tipo, einam jau tinkamų kelių tikrai. Čia iki naujų metų dar liko daugiau negu 4 valandos, žmonės jau susėdė, pasitiesę, laukia, užsiėmė vietas, čia antiek viskas yra crazy. Todėl tie staliukai tiek ir kainuoja. Čia gali ne tik staliuką pasiimti kažkokiam restorane, bet yra Dubai Mole, ten pirmam aukšte, visokie Five Guys, Starbucksai, viskas ir tenai irgi gali staliuką pasiimti, ten po 2-3 štukas dirhamų, kažkas tokio, gal daugiau, gal mažiau, aš tikrai nepamenu, bet viskas, ką tu įsivaizduoji, visos kavinės, kurios yra aplink Burj Khalifa, paprasčiausios, Starbucksas, kaip ir minėjau, KFC dar kažkas panašaus, Pizza Hut, McDonald's, visi siūlo savo staliukus naujiem metam už kosminės kainas. Aš nežinau, kas tenai, pavyzdžiui, skaičiuota yra. Pas mus tai skaičiuota tenai starteriai, viskas pavalgyti, tą pinigų sumą turėtų išleisti prie staliuko, kiek aš supratau. Bet, pavyzdžiui, ką McDonald's siūlo, ten ką aš nežinau, gal reikia tenai pirkt maistą, gal gauni kažkokį mylą nemokamą, double cheese haliavai. Veik pasiekėm lokaciją. Jau esam prie vartų, kurie yra jau 100% mūsų. Mums reikia čia Souk Al Bahar. Taigi pagaliau esame lokacijoje ir Burj Khalifa. Beveik 2 valandas keliavom, bet čia žiūrėk, čia kaip faina. Žanas mano, prie outfito priderinta, aš vapšė mačtovas būsiu. Šnipas, na, ai, čia jaučiu kaukę, tai tau. Taip. Už tai, mielieji, ir išgerkime. Taigi sužinau naują dalyką, kad čia yra įskaičiuoti nemokami gėrimai. Vodka, džinas, visi alkoholiniai gėrimai yra įskaičiuoti, gali gerti kiek nori. Tai kad atsipirktų staliukas, reikia 330 Jack Danielso butelių išgerti. Kažkas apšneka, pradėjau cipsėti. 330 Jacko butelių reikia išgerti, kad atsipirktų šitas staliukas. Bet atnešė starterį 2. Čia yra starteris 2, tu juokauju. Mum čia, tai čia jau visa vakarienė, daugiau nieko gali nebenešti. Liko apie 4 minučių iki naujų metų. Kas šitoj lokacijai yra be staliuko į Burj Khalifa, tai
Kai žiūrim vlogus, tie žino, šitų žmonės galima pavadinti begulčiais. Kas baisiausia, kad aš neįsivaizduoju, kaip reikės grįžti namo. Imam vlogšį. Mes į priekį ėjom 2 valandas, ne? Nu tai po grupiai. 1,5 valandą. Daug žmonių nebuvo, bet jau dabar visi yra susirinkę ir reikės grįžti, čia bus pizdė. Čia bus nežmoniškos sąlygos. Liko 6 minutės iki naujų metų. Shake Zayed. 3, 2, 1. Šaudėt. Nežinau, ar čia legalu buvo. Taigi, keliaujam namo. Žmonių beveik nėra, ganėtinai, manau, čia lengvai mes grįšim, bet kur minėjau, kad gatvės uždarytos, tai jie čia važinėja su golfo minikartais. Jie čia veža arba šiukšlės, kaip dabar matėm, bet dažniausiai, kiek aš mačiau, tai jie vežioja žmonės, nu tai tarkim invalidus, taip paėmus, ne kažkaip taip, bet invalidus, kurie ten koja lūžus, dar kažką arba serga, tai va tie jos vežioja, kad nebūtų jam kamšnieko, jos greitai lokaciją nuvežti. Tai yra ganėtinai gražu, tikrai tipo rimti. Emiratai turi ant tiek daug šaibų, kai jam yra nusispjaut ant šaibų, tai jie savo gali ir leisti. Tarkim, ten Europoje ir kur uždaryti gatves, kad nepravažiuotų, ten taksai nedirbtų, tai čia įmonės pistų į ganėtinai didelį minusą. Taip vertinčiau, iš tikrųjų neturiu su ko įvertinti, nes galėčiau vertinti su Milane, kai buvom naujais metais, bet reikia gal kitais metais į kokią Abu Dabį varyti naujų metų, arba dar kažkur būtų su ko palyginti. O čia jau prasideda muzika, turbūt susitiksim viešbutį, nes čia jau belekas darom. Nauja diena, einam į Dubai molą pavalgyti, jau mes esame čia, tai einam pavalgyti ten, kur valgiam auksinį steigą ir po to varysim į Global Village, bet šį kartą Global Village neįdėsiu į vieną vlogą, dėsiu į atskirą vlogą, nes ten visai kitas pasaulis, ten turi būti viskas atskirai. Ir tada nežinau, kada mes jau asmeniškai šitam vlogą dar susitiksim, nes varysim į Global Village, kaip minėjau, ten filmuosim kitą vlogą, tai nežinau, kada šitam vlogą dar susitiksim, bet manau, kad dar tikrai susitiksim. Jeigu būsit kada Dubai mole, aš jums tikrai nepasakysiu, koks čia aukštas, bet yra Beehive parduotuvė, toj čia praeis. Čia yra įvairiausių šmutkių, nuo Jordanų, visokių rečiausių, ten kaip Pure Money, iki belė kokių užhypintų šmutkių, tipo tikrai geras šopas. Hypeistam visokiam, užliekit, Beehive. Ir čia netoli tada, jeigu jau taip jau norėsit į tą B-hypą, nueisit šiandien į kairę, užkilsit ir pataikysite į tą restoraną, kur yra auksinis steikas. Jis ten daug nekainavo, taip kaip daug nekainavo. Kaip už paprastą steiką 100 eurų, kad tiesiog būtų gold plated, tai ar verta? Ne, antrą kartą tikrai nepirkčiau ir niekam nerekomenduočiau. O rekomenduočiau, tai tenai yra tasai kokteiliukas, bomba kažkokia, kur čia atneša užkurė ir ten sprogsi, ten Red Bullis ir atsigerti ten 2 žmonėm, tai visas tas šautas, tai va tokį tai tikrai rekomenduočiau. Experiences kažkokį, sudėja kažkokį experience. O va čia va tas restoranas. Čia va jau vienas logo. Toks va vaizdelis už nugaros, toks vaizdelis, pakramtyti lengvai. Ir dar vienas icebergas. Ir dar maistą atnešė iš viso čia. Bus dabar intensyvų, netikėtai prigauti. Toks va vagių steikutis su tokiu vaizdeliu
Kanaus man. Pavalgiam, keliaujam į Global Village, nežinau kada mes su jumis susitiksim, galimai rytoj, nes dar rytoj turėsim visą dieną, o Global Village bus atskiras video vlogas, tenai tai visai kitas pasaulis. Tai keliaujam ir pasimatysim kažkada, tikrai pasimatysim, bent atsisveikinsim, tai tikrai. Taigi, nauja diena. Keliaujame pavalgyti, bet su jumis dėja čia ir atsisveikinam. Sekantis video vlogas bus iš Global Village, vakar viską nufilmavau, buvo intensyvų, čiut apsauga neišmetė, bet nieko šiandieną daug neveiksim, dabar yra pas mus 4 valandos, nu tai kažkur pavalgysim dar ir taip. Tikiuosi jums patiko šitas naujas video vlogas ir iki pasimatymo kitam video vlogė.